Gruodžio 3 diena. Neįprastas prašymas. Iki Kalėdų liko 22 dienos. Po vakarykščių įspūdžių ir kalbų, kurios truko iki paryčių, gruodžio 3 elfai nubudo ganėtinai vėlai. Dangus buvo giedras, vėjas nurimęs, o eilinę naktį siautusi pūga iškeliavo kaupti jėgų kitam savo pasirodymui. Tik vienintelis Bimolis, kaip visuomet pasišvilpaudamas, nuo ankstyvo ryto pareigingai prižiūrėjo gatvelę švarą. Šis darbštuolis visuomet nubunda pirmasis ir niekam kitam nepatiki savo geriausios padėjėjos šluotos. Net tingusis Dinderis jau buvo spėjęs ryte pro durų plyšį iškišti susitaršiusią šukuoseną, tačiau apsidairęs apniukusiu žvilgsniu ir nepamatęs nė vieno kaimyno, apsisuko ant kulno ir sugrįžęs virto ant kito šono. Bet tą rytą Kalėdų mieste tik atrodė taip tylu ir ramu. Buvo vienas namelis, kuriame per naktį ruseno židinys. Kartkartėmis trupėjo kramtomi meduoliai, šlamėjo popierius ir nuolat pasigirsdavo susižavėjimo, džiugesio, ilgesio ir nuostabos šūksniai. Gruodžio 3 naktį Kalėdų senelis negalėjo atitraukti akių nuo spalvingų vaikų laiškelių, kurie buvo primarginti naminių gyvūnų piešinėliais, nuveiktų gerų darbų sąrašais, šeimos nuotraukomis, o svarbiausia – pageidaujamų dovanų iliustracijomis. Kiekvieną kartą atplėšęs laiškelį, senelis palinguodavo galvą, pro žilą ūsą pasiųsdavo mažyliui šiltą šypseną ir pasikasęs baltą purią barzdą imdavo atidžiai skaityti. Mielas Kalėdų seneli, rašė Evelina, kaip tu gyveni? Ar nesušalai sniegynuose? Ar tavęs neužpūstė pūga? Teiravosi mažoji. Tikiuosi esi sveikas ir žadi mane aplankyti. Aš visus metus buvau stropi ir gera mergaitė. Niekada neatsisakydavau padėti mamai ir esu puiki baleto mokyklos mokinė. Manau, kad esu verta pačios gražiausios lėlės didelėmis rudomis akimis, kurią neseniai mačiau reklamoje. Ji taip ilgesingai žiūrėjo į mane, kad esu įsitikinusi, mes turime būti draugėmis. Pavadinčiau ją Sofija. Ji dėvi pačią gražiausią balerinos suknelę, dekoruotą baltais karoliukais ir sidabriniais blizgučiais. Avi baltus puantus, o jos tamsus plaukai krenta didelėmis garbanomis. Seneli, pasižadu kitais metais tik savaitgaliais ragauti saldumynų. Tad prašau, labai prašau, išpildyk mano norą. Štai taip skambėjo pirmoji žinutė, šiemet pasiekusi Kalėdų miestelį. Senelis kruopščiai sulankstė margą popierėlį, padėjo jį į skrynę su varpeliais ir storoje užrašinėje įrašė pirmąjį šių metų įrašą – Evelina. Kitas laiškelis buvo kiek mažesnis, tačiau voke prikimšta daug įvairių nuotraukų. Gražus šviesiaplaukis berniukas šypsojosi bedantę šypseną, jį supo gausus būrys namiškių, berniuko mama tokiais pačiaudų spalvos plaukais, dėvinti rožinį nertinį, rūpestingai palinkusi prie mažylio, rimtasis tėtis apglėbė šeimyną, žvelgė skvarbiu žvilgsniu. Kitoje nuotraukoje močiutė ir senelis spindinčiomis iš susižavėjimo akimis stebė anūkėlio futbolo varžybas. Tikra šeimos idilė, šyptelėjo senelis. Išlankstęs siuntinėlį išskleidė laišką. Sveikas seneli, tau rašo Jurgis. Nežinau, ar pameni mane. Praėjo jau metai nuo tavo apsilankymo. Aš spėjau užaugti. Šiemet išdidžiai keliavau į 1 klasę. Neseniai netekau abiejų priekinių dantų. Mama sako, kad tai ženklas, jog esu visiškai pasiruošęs mokyklai. Mokytis man patinka. Kasdien su klasės draugais kuriame planus, kaip išrasime nemirtingumo vaistus. Visi gyvensime amžinai, įsivaizduoji? Mama, tėtis, klasės auklėtoja, močiutė su seneliu ir tu. Tačiau man labai reikalinga tavo pagalba. Knygoje skaičiau, kad mokslininkai naudojasi įvairiais indais, prietaisais, kurie vadinasi kažkokiais skopais. Dar dėvi baltus chalatus ir akinius. Ar galėtų man šios daiktus parūpinti? Tikiuosi, kad tavo atsakymas bus teigiamas ir netrukus galėsiu pradėti savo eksperimentus. Nekantrauju sulaukti Kalėdų. Siunčiu linkėjimus ir iki. Poskriptum. Kaip visuomet po eglute ieškok pieno ir sausainių. Jurgis. Baigęs skaityti, senelis susimąstė, kaip greitai bėga laikas. Rodos vakar mažajam Jurgiukui taip sunkiai gabeno triratuką, kuris vos į roges tilpo, o štai jau ir visas mokslininkas užaugo.
Nubraukė senelis laimės ašarėlę ir pasižymėjęs sąraše dar vieną įrašą, traukė iš maišo kitus laiškelius. Nesumerkė akių tą naktį senelis. Laiškeliai mainėsi, keitė vienas kitą, o pabaigos vis nebuvo matyti. Ką ten pabaigos? Rodos, kad niekiek jų šūsnis nesumažėjo. Vaikų vardų sąrašas vis ilgėjo, tačiau seneliui naktis visai neprailgo. Kiekvieną laiškelį iš maišo jis traukė su didžiuliu jauduliu ir begalinė laimė, nes nekantravo sužinoti, kaip šiuos metus praleido jo taip mylimi ir išsiilgti mažyliai. Vardų sąrašas išsiplėtė ir pavirto į didžiulį susuktą popieriaus ruloną, neturinti pabaigos. Galiausiai į senelio rankas papuolė mažas spalvotas laiškelis. Aha, šitas kažkur matytas, susidomėjo. Ar tik nebūsi tas nenaudėlis, kuris brūkšniukui užkūrė tikrą pirtį ir sugalvojo pažaisti slėpynių tankiuose miškuose, sudvejojo senelis. Praplėšęs voką rado mažą kuklų popieriaus lapelį su kruopščiai išraitytomis raidėmis. Labas, kalėdų seneli, rašė Dorotėja. Kaip laikaisi? Ar jau turi naują kostiumą? Susimąstė senelis. Tikrai, Loris šiemet kažkaip uždelsė ir kostiumo vis dar neturiu. Pernykštis jau visai nusidėvėjęs. Reikės jį paraginti. Pasitaisęs storus akinius ir atsikandęs meduolio vėl įsmeigė akis į laišką. Dorotėja tęsė savo laišką. Aš gyvenu gerai. Šiemet mūsų namuose krykštauja naujas šeimos narys, sesutė Karolina. Mama su tėčiu labai džiaugiasi, tarytum 2 maži vaikai gavę saldainį. Sveiko proto namuose nepraradau tik aš, reikia jų kažkam atsakingai spręsti problemas. Aš laiminga, tačiau mano džiugesį temdo viena nemaloni priežastis. Net nežinau, kaip tau ją pranešti. Būk geras, tik tu neįsižeisk. Vis daugiau draugų klasėje nuolatos man kartoja, kad kalėdų senelio nėra. Įsivaizduoji? Aš visomis pastangomis bandau tave apginti. Aiškinu jiems apie kalėdų miestelį, elfus, dovanas po eglute, bet jie nieko nenori girdėti. Vienai šioje kovoje man labai sudėtinga. Gal tu galėtum man padėti? Jei taip, aš jau sugalvojau būdą, kaip išspręsti šią problemą. Labai prašau, juk tu stebukladarys. Ar galėtum kalėdoms tiems nenuoramoms padovanoti po stebuklą, kad jie suprastų, kokie yra neišmanėliai ir vėl patikėtų tavimi? Nebejoju, jog bendromis pastangomis mes grąžinsime tave į jų gyvenimą. Nekantraudama lauksiu tavęs labiau nei bet kada anksčiau, Dorotėja. Nėra? Kaip tai nėra? Nustebo senelis. Net paskutinis meduolio kąsnis iškrito iš rankų ir nuriedėjo po stalu. Kaip gali manęs nebūti? Tai kurgi aš dingau? Liūdnai svarstė. Rodos kasmet sąžiningai juos lankau, skaitau kiekvieną laišką, pildau pageidavimus, o jie ima ir nustoja manimi tikėti. Lyg manęs niekuomet ir nebūtų buvę, kokia neteisybė. Negerai, oi kaip negerai, lingavo galva senelis. Reikia kažką daryti, įtemptai mąstė. Reikia gelbėti mažuosius, kol jie dar visiškai neprarado kalėdinės dvasios. Lėtai žingsniavo senelis pirmyn atgal, iš vieno kambario kampo į kitą, vaikščiojo rankas sunėręs už nugaros, galvą nuleidęs, prisimerkęs, retkarčiais pasikasydavo pliką pakaušį, bandydamas sugalvoti, koks stebuklas galėtų mažiesiems sugrąžinti tikėjimą juo, kalėdų seneliu. Taip jam bevaikštinėjant, nepastebimai prabėgo ir visa gruodžio 3 diena ir dar viena naktis. Atsitokėjo senelis tik kitą rytą. Netikėtai pakėlė galvą, apsidairė ir plačiai nusišypsojo. Jau žinau, sušuko, surengsime kalėdų miestelio gyventojų pasitarimą. Mažieji elfai neabejotinai turės idėjų ir patarimų. Pagriebęs švarką ir įsispyręs į batus, pro plačias duris senelis išskubėjo susitikti su mažaisiais elfais.